Nu, kaip sakoma, miegas tik silpniems. Šiaip bairis tame, kad aš jau po 2 dienų vaikštau ant to gipso, kai buvo lūžus koja, tai po 3 mėnesių dar net negalėjau priminti. Man atrodo, greitai. Hello visiems, tai kaip matot, filmuoju video naktį ir kaip ir žadėjau, praeitam vlogė, kas matėt, kas nematėt, su koja buvo bairių, dėl to aš dabar su gipsu ir žadėjau padaryti informacinį video maždaug ką aš veikiau praeitas 2 savaitės, kodėl aš nefilmau, kas buvo ir panašiai, ir bandysiu viską kuo greičiau pasakoti, nes dar gale video paleisiu kameros testą, kai buvom pas Arturciją ir važinėjom su motais, tai kad neišeitų labai ilgas ir nuobodus video, bandysiu pasakoti viską kuo greičiau, trumpiau ir paprasčiau. Tai pradedam istorijas nuo to, kad trečiadienį variau pas rimtus ūkininkus į Anykščius filmuoti video, važiavau su autobusu. Šiaip žiauriai buvo įdomi patirtis filmuoti tokio pobūdžio video, ūkį ir panašiai, nes aš dar to nesu daręs. Ir buvo pora šotų su dronu ir aš dabar parodysiu medžiagą, kas atsitiko su dronu. Tai va, dronas nežinau kodėl, bet tiesiog pradėjo kristi iš niekur nieko, aš ta prasme jau normaliai valdžiau ir pradėjo kristi ir nebebuvo ką padaryti. Tai dronas nukrito į tokį mažą upelį su vandeniu ir aš nežinau dabar tiksliai ar jis veikia ar ne, nes neturiu telefono, o droną galima paimti per iPhone'ą ir maždaug tokia ir istorija, visą dieną prafilmavau tą video ir sakau, žiauriai gera patirtis, tik buvo tas blogai, kad buvo žiauriai laukia karšta ir prieinam prie kitos istorijos, dėl ko aš neturiu telefono. Buvau, dabar tiksliai neatsimenu, kurią dieną, man atrodo, antradienį buvau Gymspace ir buvau pasidėjęs aš telefoną, kur visai ką aš ir pasidedu ir ateinu telefono pasiimti ir jo nėra. Ir kas svarbiausia, pradėjom visur ieškoti telefono, nugalvoju tikrai nieks negalėjo paimti, nes Gymspace yra kameros ir galvoju tikrai šį pamečiau. Praieškojom valandą telefono ir tokie 2 bachuriukai priėjo prie manęs, kurie beje ir paėmė telefoną ir sako, o tu telefoną čia pametei. Ta prasme, mum net nedašylo, kodėl jisai taip klausė, nes niekam nesakėm, kad aš jį pamečiau ir jisai bet kokiu atveju turėjo žinoti ir pradėjom ieškoti per kameros tą telefoną. Iš pradžių tas telefonas net nebuvo išjungtas, vėliau bandėm skambinti, jie netyčia atsiliepė ir iškart išjungė telefoną ir per kameras pažiūrėjom, kaip tą telefoną pavogė, tai ta prasme, reikia turėti kažkokių magiškų sugebėjimų dar, kad tai paimti, vienas paspyrė, kitas paėmė ir panašiai. Ir iškart pasidalinau postą veidų iš kamerų Gymspace, kas galėjo paimti tą telefoną ir gal virš 2000 žmonių pašeirino ir gal per kokias 5 minutės atradom to žmonės ir tą telefoną atgausiu. Tik telefone buvo labai daug medžiagos, ką aš veikiau praeitą ir užpraeitą savaitę. Tai noriu pradėti nuo to, kad buvo motokroso pasaulio čempionate Latvijoje. Tikrai norėjau parodyti klipus iš tos Latvijos, bet viskas yra telefone, telefono neturiu ir nėra kaip parodyti. Tai Latvijoje buvo pasaulio čempionatas, kur dalyvavo Arnas Milevičius, Dovydas Karka ir Arminas Jasikonis, kuris važiuoja iš gamyklinę Suzuki komandą ir ta prasme, Dovydui žiauriai nepasisekė, nes Dovydas griuvo ir vaizdas tikrai buvo žiauriai nekoks, išvežė su greitaja. Milevičius nepakliuvo į finalus, o Jasikonis MX1 klasėje, ta prasme, kur yra pati rimčiausia klasė, užėmė pirmam važiavime, jam netai pasisekė, bet antram važiavime užėmė 3 vietą ir ta prasme, wow, lietuviai tokiose varžybose paim tokią vietą, tai čia yra kažkoks kosmosas ir ši pagrindė varžybos buvo žiauriai smagios, nes mes buvom nuo penktadienio iki sekmadienio, tai nepaslaptis, kad ten vyksta baliai, festivaliai, afteriai, visokie varžybų ir panašiai, tai tikrai buvo žiauriai smagu ir net aš buvau pasiėmęs kamerą, bet nebuvo tikrai laiko išsitraukti. Jau 3 metai iš ten noriu padaryti video, vienais metais pavogė kamerą, kitais metais policija ištrynė mums video, nes turėjom tokį incidentą, šiais metais tiesiog neišėjo nufilmuoti, žiauriai gaila dėl tų varžybų, nes visiems norėčiau parodyti, kaip vyksta viskas pasaulio čempionate, o ne Lietuvos varžybose. Ką aš čia su rankom darau, nežinau. Dar vieną savaitgalį buvau Klaipėdoje, susitikau su naujais fainais žmonėm ir iš Klaipėdos varėm į Palangą ir tikrai buvo irgi įdomus savaitgalis, bet šitas senas fotikas buvo visiškai suėjęs objektyvas, o su nauja kamera dar negalėjau filmuoti, nes neturėjau objektyvo, tai video iš ten irgi nėra ir viską turiu telefone, visą medžiagą, kurią turėjau parodyti, bet neturiu telefono, nėra ir medžiagos, tai negaliu parodyti, ką aš ten tiksliai veikiau. Dabar kitas reikalas dėl kameros. Daug kas sakė, yra dabar žymiai geresnis garsas, filmuoju su Rode mikrofonu, kaip ir filmau, bet ant šitos kameros kažkodėl jisai geresnį garsą paima, o kamerą nusipirkau Sony A6300. Reiktų vėl filmuoti su šito fotiku, čia buvo Canon 700D, tai net aš nebenorėčiau gal filmuoti video, ant kiek yra didelis skirtumas ir ant kiek geriau su to Sony kamera filmuoti. Tai va, tokia situacija buvo iš 2 savaičių, dar turėčiau daug ką papasakoti, iš tikrųjų visur buvau, lakščiau, buvo viskių reikalų, daug ką susitvarkyti ir panašiai. Ir malonu, kad sulaukė dabartinio video, kurį įkėliau vakar. O dabar judam link klipo, kurį filmau prieš kelias dienas, kai tik pasiėmiau kamerą ir norėjau padaryti video testą. Tai nėra kažkoks normalus vlogas, bet pasirodė gan smagus video, tai visi pažiūrim ir dabar leidžiu tą klipą.
Aš tai nesėsiu. Važiuojam, ledai važiuosim. Nevažiuosim ten greitai. Dėk kojas čia, dėk kojas. Kas smagiausia, kad stabdžių nėra. Oi, nuslysiu. Oi! Vapsiai nestoja. Komentarai. Kaip? Matau, žiūrėk! Žiūrėk, dabar tai eisiu. Duo pavažiuot. Pakomentuok kažką, tai už. Šiaip geras motociklas iš tikrųjų eina. Davai, šuolį apačią. Tu pirmės man suplyšo net koinę ir batas praplyšo. Opa, batas, plyšia koinės ir pilnas žvyro. Fotkę? Fotkę padaryt, oi. Pas Arturce, ant moca vėlas. Čia dedi ranką važiuot, uždedi ranką, atski ranką krūvną. Čia tik pasprobstai būna. Nuridenam tą mocą, žinodamas uždėjo ranką. Neprasidūrei? Šitą miškę, Arturce atsiveža didelį mocą. Arturce didelį mocą. Turi. Kam tas šalmas? Pala. Davai ant priekinio. Kas buvo? Eik, tu nahui, ne į kalną aš bijau. Eik. O. Čia dabar mandras atsisukimo. Žiūri. Ir vienkė dabar. Visai blina. Imam šitą dabar, mat. Užkursi šitą? O, kas atbėga? Sakau, išgazdinsi, net nereaguoja. Kur bėgi? Zoologijos sodas, va. Vienas šuo. Antras gyvūnas neaiškus. Ir dar papūga, va. Nesimato. Va, turime idiotą, kuris vos avarijos neskelia. Normaliai? Afigenai iš tikrųjų pavažinėjom baisiai. Wow. Susivariau ranką, kelį ir dar ką įmanoma. Nežinau, ką veiksim, gal varysiu namo, gal kažką. Kameros testą padarė maždaug. Stabilizatorius neturiu, tai nieko įspūdingo. Gorilla podas irgi nulūžo, tai laiku fotką rankoje. Pažiūrėkit, koks susiderinęs. Spalva, visas pilkas. Kalba telefonu rieda. Rangas susiderinęs. Ką sakei, jeigu kelysim pizdabus, šalmus dedamės? Arturce mums neleidžia važiuoti, bet aš vairuoju. Opa, oi, savo. Šuo! Eik! Debilė tu!
Seni, tu down. Nepataikėm įsiparkuot, nu ką daryti. Kokių 10 momentų buvo, kai galvojau, užsimušim per tas duovisos vairo, nepamečiau. Ką gero, aš čia su šalmu atstoviu dabar. Arturcija turi kubilą, bet sugedęs ir negali užkurti. Tai bandysim tvarkyti. Opa, stabdo kraujavimą, parodyk koją, parodyk. Stabdo kraujavimą. Tavo video nebežiūrėsiu. Liksim pas Arturciją, turbūt šašlikus kepsim ir rytoj feslapą važiuosim. Žiūrėsim, kaip čia bus dabar iki šopos, bet iki 10 dirba, liko gal 10 minučių. Tas video taip ir baigėsi, kiek dabar parodžiau, nes vėliau varėm kep šašlikų ir panašiai ir kamera jau buvo įsikrovus, tai daugiau nefilmavau. Tai manau šios dienos video bus tiek. Tai labai dėkui, kad žiūrėjot video, tikiuosi priimsit ir tokį, nepamirštam paspausti subscribe mygtuko. Šeirinam, dalinamės su draugais, kuo daugiau žmonių pamatys, to geriau, rašom į komentarus nuomonės apie video, laikinam ir dar kartą dėkui, kad žiūrėjot, susitiksime kitam video, davai.